Daugeliui paminėjus Biržų vardą kyla klausimas, ką šiame lygumų, intensyvios žemdirbystės krašte galima pamatyti. Čia stūkso tokia gausybė paslaptingų, plynumas pagyvinančių smegduobių. Tarp jų įsikūrusiose sodybose gyvena smagų žmonės, kurie užklydusiam svečiui gražia biržietiška tarme pasiūlys gardaus putojančio alučio. Nuvykite, nenusivilsite. Kalbiname Biržų regioninio parko direktorių Kęstutį Baroną. Mes randamės Biržų regioniniame parke ir aš noriu Jums papasakoti apie parką. Parkas sudaro apie 15 000 hektarų ir įdomu tai, kad parko emblema yra sudaryta iš tai, kad Biržų pilis, tai yra kultūros paveldo objektas, tada eina antras per vidurį žemės paviršiaus, kaip sako, tai va tas pavaizduotas smegduobės. Toliau yra augalas agaro riešutas, tai yra vandens riešutas, kuris anksčiau augo pas mus Širvėnos ežere, Kilučio ežere, tačiau šiuo metu jisai neauga. Parko teritorija, kaip tik tai per Širvėnos ežerą, eina ilgiausias pėsčiųjų tiltas 525 metrų ilgio, kuriuo visi parko lankytojai praeina pasigrožį ežero platybėm. Taip pat irgi įdomu tai, kad pas mus parke, kaip minėjau, kad atsiranda naujos smegduobės kiekvienais metais. Ir galbūt, kad šiuo metu yra lankomos labai Karvės ola, geologų duobė ir visi kiti ten lapės ir ievos duobės. Tačiau, kai atsiranda nauja smegduobė, didžiulis keliautojų, interesantų, turistų antplūdis vyksta tose naujose smegduobėse. Į jas plūsta žmonės pasižiūrėti, kur yra kažkokios unikalios parko vertybės, atsirado vakar, šiandien galbūt atsirado. Tai yra nuostabu, todėl kad pas mus kiekvieną dieną parkas keičiasi. Tai jisai yra savitus toksai. Jisai nėra pastovus. Kiekvieną dieną kažkokia iškrečia naujovę, kažkokią naują staigmeną pateikia. Tai yra mūsų parkas toksai. Čia randamės prie Karvės olos geologinio paminklo ir čia visa teritorija tokia didžiulė, kad ir nemažai objektų Karvės olos, kurie yra labai lankomi. Ir svarbiausia tai, kad pati Karvės ola, pati didžiausia tokia įgriuva Lietuvoje, kuri yra kartu su požeminiais urvais. Ir tie požeminiai urvai panašiai tęsiasi iki 46 metrų gylio. Ilgio ir aišku, speologai juose gali lankytis, todėl kad tik tai paprastas keliautojas nelabai, už tai, kad turi tam tikrą aprangą turėti, įrangą. Ir čia yra įdomu tai, kad šitoj teritorijai yra taip pat įgriuvos kaip Lapės karstinė įgriuva, geologų karstinė įgriuva, ievos, Velykų karstinės įgriuvos, kurios yra gamtos paveldo, kai kurios yra gamtos paveldo objektai ir taip pat Klevų karstinė įgriuva. Vien dėl to, kad šitoj teritorijoje yra visos įgriuvos, jų labai daug yra ir jos yra visos sausos, neturi vandens. Mes, kaip būsim Kirkilų lankysimės ežerėliuose, tai ten visos smegduobės yra vandens turi ir jie skaitasi karstiniai ežerėliai. Taip pat įdomu tai, kad, pavyzdžiui, uolienos šitos irgi yra iš Karvės olos iškelta. Šitoje uolienoje yra tokios vadinamos gipso rožės, kurios, kaip sako, parodo, kaip šiuo metu net ir galima sakyti per laiką gipsas, ta uoliena auga.
Pas mus prieš daug metų, milijonų metų, skaitos, čia yra buvus jūros, dugnas, kaip ir žūtekis, ir per laiką susisluoksniavo gipso sluoksniai ir plinčių. Ir čia jūs puikiai galite matyti, tiesiog kaip tortas, kaip pyragas, tiesiog jis susluoksniuotas. Vienas sluoksnis gipso, kitas yra dolomito, ten vėl klinties kažkokio ir visą laiką, kaip sako, toks sluoksniuotas jis yra. Ir jeigu jį gražiai taip mes atpjautumėm, jį gražiai nušlifuotumėm, gražiai matytus kokie gražus, labai nuostabus sluoksniai, koks nuostabus raštas. Čia galima sakyti, mes po žemę turim lietuvišką marmurą. Arba taip kitaip pavadinus, kad labai gražiai atrodo, kaip sako, kai jis yra nugludintas, nušveistas ir lankysimės urvuose. Nemažai čia šiuo metu įgi randama jau ir urvų ir tie keliautojai gali kai kuriuos juos pamatyti. Čia mes randamės prie Kirkilų karstinių ežerėlių, tai yra Natura 2000 teritorija. Yra unikali šita teritorija tai, kad čia atsiranda patys jauniausi Europoje ežerai. Todėl, kad jie atsirado vakar, šiandien ir dar atsiras rytoj. Ir čia yra skaitosi karstiniai ežerėliai. Ir šita visa teritorija, visos karstinės įgriuvos šiai teritorijai turi vandens, visos kai atsiranda. Ir tai yra skaitos karstiniai ežerėliai. Mums keliautojams įdomu tai, kad, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų atėję į šitokią vietą unikalią, galima susidurti su tokiom, galima sakyti, gamtoj tokiais įdomiais reiškiniais, kad mes galim pamatyti tokių dalykų, kur labai retai, kur pasaulyje galima pamatyti juos. Arba galima sakyti, net gal unikumas tai, kad tą matai čia ir niekur kitur. Ir įdomu tai, kad pačioj Lietuvoje tokie dalykai vyksta. Randamės mes Biržų regioniniam parke, Likėnų parke prie Smardonės šaltinio. Smardonės šaltinis jau nuo senų senovės turėjo tokias, žmonės atkreipė dėmesį, gydomąsias savybės. Ir net ir šiuo metu yra korpusai gydomieji, čia atvažiuoja nemažai žmonių pasigydyti vien dėl to, kad čia tik tai ne vien Smardonės šaltinis turi gydomąsias savybės, tačiau čia esantis durpės irgi taip pat turi gydomąsias savybės ir kaip tik tai ligoniam ten deda tas purvą ir jisai turi tas gydomąsias savybės. Taip pat čia yra įrengta irgi šitam prie pat Smardonės šaltinio neįgalėsim takas, per kurį galėtų neįgalus žmogus prisilaikydamas perbrist per Smardonės šaltinio upelį ir pajausti to pačio vandens gydomąsias savybės. Čia nemažai apsilanko turistų ir jie pasižiūri, šiuo metu, dar net ir šiais metais yra tas šaltinis sutvarkytas, sutvirtinom krantus ir jis yra pritaikytas lankymui. Šiandien randamės mes čionai Astrave prie Astravo rūmų. Tai yra priklausė šitie rūmai grafam Tiškevičiui ir jisai apie 1862 metus pastatė šios rūmus, čia kaip vasaros rezidencija. Taip pat pasodino parką, šiuose apylinkėse taip pat yra ir arklidės, dar išlikę šunininko namelis, užtvanka, tiltas, kurie priklausė visam rūmų kompleksui. Parko lankymo taisyklės.
Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis, išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.